Leidykla Tyto Alba pristato įspūdingo dizaino ir dar įspūdingesnio turinio leidinį Deginantis gyvenimo artumas Elvyra Kairiūkštytė. Mažaūgė pasakų būtybė, ateivė iš paralelinio pasaulio, gaivališka ir dramatiška asmenybė. Elvyra visomis spalvomis atsiskleidžia kolegų ir draugų pasakojimuose, ant palaidų lapelių rašytame ekscentriškame dienoraštyje, o svarbiausia – savo kūriniuose, kurių reprodukcijos pateikiamos knygos puslapiuose. Kokia tai buvo dailininkė ir kokia asmenybė, žmonės puikiai sužino šioje knygoje. Aš galiu pasakyti tiek, kad tai yra be abejo lietuvių dailės klasika, tikrai nenykstančios vertės, nepaprasta asmenybė ir knyga apie ją yra parengta irgi nepaprastos bendraautorių grupės, žmonių pasiaukojimai puoselėjančių jos kūrybinį palikimą. Palikimas, žinoma, nusipelnantis šitokio pasiaukojimo. Bet tai irgi netoksai dažnas atvejis šiame pasaulyje. Knyga apie fenomenalią ir neabejotinai per anksti mus palikusią menininkę, sudaryta artimų jos bičiulių bei dailėtyrininkių, ne tik atitinka reikliausius dailėtyros kanonus. Kiekvienoje detalėje justi ir autorių atsakomybė bei meilė atliekamam darbui. Todėl knyga ne tik profesionaliai parengta, bet ir labai gyva. Be abejo, Elvyra buvo aukso grynuolis Lietuvos grafikos kontekste, bet to ji buvo ir labai kontroversiška asmenybė. Tas ir sunkino, ir masino, kuo geriau atlikti savo darbą, kadangi kuo sudėtingesnė asmenybė, tuo įdomesnė jos istorija. Ir be abejo, didžiausias šaltinis buvo iš tikrųjų žmonės, kuriuos kalbinau, kurie man pasako, kokia Elvyra buvo, kokia jos kūryba buvo, kaip jie elgėsi, kokius pokštus krėtė, jos charakterio savybės. Tai iš tikrųjų buvo labai didelė dalis, nes tai, ką galima rasti archyvuose, tai yra faktografinė medžiaga ir jinai yra pakankamai sausa. Norint padaryti, kad biografija būtų įdomi skaitytojui, neapseisi nekalbinamas žmonių iš tikrųjų. Tai va toks tas darbas buvo, įdomus ir atsakingas. Mintis, kaip nors įprasminti skaudžią dailininkės netekti, kilo jos mokyklos laikų draugiai. Šiandien pagrindiniai grafikės kūrybinio palikimo puoselėtojai ir saugotojai Reginai Norvaišieniai. Ir aš ir mano vyras, mes visiškai iš kito pasaulio, mes ne menininkai. Ir tiesiog sakau, likimui galiu dėkoti, kad tą kartą, kai susirinkom pas Elvyrutę bute, buvo Ksenija. O jie irgi buvo ne šiaip sau, jinai buvo ir kurso draugė, ir buvo Elvyros krikšto mama. Ir kai aš ten ėmiau pasakot, kaip čia mes dabar darysim, jinai išklausė viską, o po to, kai išsiskirstėm jau visi, jinai priėjo ir sako, jeigu jūs rimtai, tai aš jums padėsiu. Ir va, žingsnis po žingsnio ir viskas. Ir gimė knyga. O krikšto motinos turi pareigas tam tikras. Ir, pavyzdžiui, jeigu negalėjo žmogui gyvam esant jų vykdyti, tai galų gale pasitaikė proga reabilituotis tokiu būdu. Tai ėmiausi dalies tų visų darbelių ir tiesiog apsiėmiau tuos dienoraščius Elvyros sutvarkyti. Tai yra iš jos lapelių surinkti tekstus, paskui parengti redaktorė dar ilgai po to kankinosi. Bet vienu žodžiu, dar teko atrinkti iš tų visų dienoraščių, ką spausdinti, ko ne, nes jų ten daug yra. Netgi pasakyčiau, kad susipažinau taip pat daugiau su Elvyra, skaitydama tos dienoraščius, nes daug ką primena tie dalykai, kažkaip ta praeitis. Tai, kas Lietuvos grafikoje buvo iki Elvyros, šalia jos jau nebeįmanoma įsivaizduoti be jos. Knygos įvadinėme straipsnyje rašo dailėtyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Panašiais žodžiais norėtųsi atsiliepti ir apie šią knygą. Pastaruoju metu tokios aukštos kultūros, meninės vertės ir tuo pačiu paprastai ir nuoširdžiai į skaitytoją prabylantis leidinys tikra retenybė.